Vat skaičiau keletą jūsų straipsnių, kuriuos ten rašėte, dalinotės, aš vat norėčiau paskaityti vieną iš istorijų, kurią rašė žurnalistai ir bus įdomu išgirsti, kad papasakotumėt plačiau. Ir jūsų vat buvo citata: jeigu vaikas turi nematomą draugą, galima manyti, kad tai ne vaizduotės vaisius. Man teko matyti, kaip 2 metų vaikas pabunda vidury nakties, rodo į tamsą ir sako, ten sėdi jis. Ir apibūdino jo išvaizdą nevaikiškomis savokomis. Kaip baigė šitą istoriją? Nu, žiūrint, kokia, tai čia ne vien, čia daug tokių, čia ne viena tokia istorija, iš tikrųjų, čia kažkodėl tai mes ir su psichiatrais šnekėm, vaikai būna, nu, ir, aišku, psichiatras gali vienaip interpretuoti ir nereikia bijoti, žinai, to pašnekesnių, tų interpretavimų ir galvojimas, žmogaus gyvenimas labai, ta psichika labai sudėtinga, ir tai kas tai per šešėlė ar ne šešėlė, žinai, tai, bet paprastai, tai jeigu kreipiasi maldos, tai visą laiką yra malda ir pasižiūriu, kokios ten priežastys, dabar šito konkretus atveju aš neatsiminsiu, žinai. Kas ten buvo mergaitė, jeigu atrodo viena, tai gerai baigėsi, žinai, tai pasimeldė ir viskas ir ką. Tai pasižiūrėti reikia, ar nekaba ten namuose, ypatingai, kai prisiveža iš Egipto ten tų, žinai, ant ten visokiausių ženklų, arba ten tų papirusų, kur užsirašo į Oziris Eizidė, kur savo vardus įsirašo, tai ten, žinai, man atrodo, ten panašus atvejis ir buvo, kad nukabinti reikėjo ir sudeginti, ir paskui namus pašventinti, nu, aišku, praktikuoti tikėjimą, tai va. Šiaip ne vaikai būna, aiškiau, patys, tai, kaip sakyt, varginami, bet tėvai kažką netaip dažniausiai daro. Tai va. Čia turiu irgi vieną istoriją pasirašęs, kur sekantis buvo irgi prie to, kad kartą jums atvedė 4 metų berniuką, kurio gražiausia knygelė buvo su paveiksliukais, kur teška kraujas, mėtusi, ten visokie įvairūs dalykai, vaikas lakstė ir rėkė, kad nupjaus galvą savo 2 metų sesutei. Nusivedžiau vaiką į koplyčią, šis pradėjo ten dūkti, pastačiau prieš altorių. Nieko. Pastovėjo per mišias, o paskui užmigo ant bažnyčios suolo. Kai pradėjo melstis už vaiką, jis niekaip nereagavo. Pasirodė, problemų turėjo vaiko motina. O kai ėmėme melstis už ją, ir prasidėjo. Nu, tai. Bet viskas gerai baigėsi, iš tikrųjų, taip ir buvo. Tai buvo mama apsėsta ir tai vaikai įtakoja? Taip. Ta piktoji dvasia kažkodėl, tai reiškia, aišku, gali įvairiai čia galvoti, jeigu teologiškai galvoti, pavyzdžiui, Dievas leidžia, kad būtų varginamas vaikas, idant atsiverstų, mama atrastų teisingą gyvenimo kelią. Nu, ir tokią kainą tas vaikas moka, aišku, čia ne vienas toks atvejis, panašių tokių atvejų yra tikrai nemažai, bet kartais tėvai susipranta, kartais nesusipranta. Net tikrai tokių teko turėti atveju, kad, pavyzdžiui, ir tėvai nenori keisti savo gyvenimo būdo. O tas būdas, nu, švelniai tariant, nu, toks. Tai va, tai ačiū Dievui, šitas atvejis buvo tikrai geras, mama labai rūpestingai, tiesiog pažiūrėjo viską, pradėjo tikėjimo kelią ir viskas baigėsi laimingai. Tai va. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.